Hamakė irgi mėga. Labą rytą. Čia hamakė mėga. Mes ką tik atsikėlėm, turim kompanijos. Te, kur vakar sakiau, tie ruskai, te neaišku ką, gal pasištyrinu. Eisim paskui pažiūrėti. Nu, pratęsiant šiandienos rytą. Tai jau, kaip ir sakiau, žmogžudystė. Ką darysi? Žmonės geria, prisigeria. O paskui viens kitą štyrina. Tai va, tai žodžiu, kol kas jaučiu reikalų su policija mes neturėsim, nes kaip ir nieko nematėm, negirdėjom, bet žodžiu, atsikėlėm ryte, tai už 50, nebus kokia 20 metrų gerų, ta visa tysų lavūnėlis. Tai va, tai žodžiu, toks rytas prasideda Dieveniškėse, kuo arčiau Baltarusijos, tuo įdomiau. Nu, čia mums 4 kilometrai iki Baltarusijos sienos. Nu, yra kaip yra. Bandysim važiuoti kažkur papusryčiauti, nes čia kažkaip daug tarnybų suvažiavo, policija greitoji. Tai va, tiek žinių. Nu va, radom vietą pavalgyti, papusryčiauti. Visai gražiai, paplūdimys, visai netoli. Galėjom čia iš tikrųjų ir apsistoti, miegoti, būtų buvę ramiau. Be nuotykių būtų pasibaigę. Va čia graži stovyklavietė, ten uždara. Čia atvira, pusryčiaujam, pamojuojam. Tai va, tai būtų buvę be nuotykių. Dabar tai ką gavom nuotykių. Nu, vėl nežinau, ten sėdėjom prie kavutės arbatos ir svarstėm, gal ten nepaprastai numirti tiesiog, nes tų dviejų tai neišvežė. Tai nesupratom. Tai toliau matysim kaip kas. O čia visai gražus paplūdimys, tai motociklai va. Čiunkšt. Tai va, tai žodžiu, būtų geriau buvę čia apsistot, būtų ramiau, bet yra kaip yra. Nu, pagyvensim, pamatysim. Šiaip nuotykiai gerai. Jo, saulė šviečia. Pastatė motociklus, atvažiavom prie Sedervės apžvalgos bokšto. Bam, čia toks, nedoks. Pažiūrėsim, kas gero čia iš viršaus. Prasukam jau 150 kilometrų. Pravažiavom Medininkų pilį, bet net nestojom, nes buvo uždaryta, tai ten kažkiek pavyko pafilmavom pravažiuodami. Bet čia viskas gerai, saulė šviečia, svarbiausia,
nelyja, tai kol kas važiuojasi gerai, tai nežinau, dabar kol gero įlipsim į bokštą, o paskui važiuosim link Ignalinos atominės elektrinės. Tai pažiūrėsim, kaip atominė atrodo. Tai turbūt tenais greičiausiai ir susitiksim, matysim kaip. Nu, kavinukį pavalgysim. Viena tokia porcija 8,5 eurų. Va, netyčia važiuodami link Ignalinos tiksliau pamatėm pakeliai ženklas. Didžiasalio apžvalgos bokštas. Tai va, atvažiavom pažiūrėti, ką čia per Didžiasalio apžvalgos bokštas. Nedidukas. Matysim, lipsim į viršų. Kol kas važiuojasi gerai. Matysim, čia tos apylinkės tokios įdomus. Nu, pabandysiu aš įlipęs į viršų, pažiūrėti, kaip ten kas atrodo. Užlipus į bokštą, nelabai čia tų vaizdų gerų. Bet bokštelis gal tykot būt neblogas. Matosi te kampukas, garantuotai stirniukai išeina. Čia kokį 300 metrų kusam. Taukšt! Na jau. Šiaip neaukštas.
Guten Tag. Nu, gal ne taip sako čia Ignalinai. Bet va, atominiai reaktoriai. Tai atvykom į Ignaliną. Čia už nugaros chebra jau pasiruošusi, kadangi aš kai visą laiką balvonas tik pagulėjai, tai man vidosikų neišėjo taip greit padaryti. Tai dabar, žodžiu, varysim į Zarasas, į ten pafilmuosim, o dabar tai tiek žinių. Tai va, žodžiu, trumpai parodau dar kartą, kur. Didelė teritorija, čia ekskursijos, bet mes į ekskursijas nevarysim. Hello. Nu va, atvykom prie Zarasų apžvalgos rato. Nu, atominiais elektriniais čia netoli buvo, apie 30 minučių kelio. Tai dabar kol kas eisim pasivaikščioti ant tų rato, pasižiūrėsim čia gėlynų visokių įdėta, o man po kairiai pusė, nu va, aš jums parodysiu šiek tiek. Zarasų ežeras matosi. O ten vat, šitai vietai va tas apžvalgos, kaip čia su ratas vadinamas. Tai va, eisim tenais pasižiūrėti. Yra kavinukė. Nežinau, gal kavos, arbatos, kas kaip ką norės. Nu, bet gražu. Einam dabar prie tenais pažiūrėsim. Zarasai. Ne zrazai. Kokie zrazai? Zrazai būt gerai, gal tu sakai kokį zraziuką, a? Ai jau. Nu, žinai, kas kad. A, ten trasais dar toliau, bet dabar nagi apžiūrėsim. Nu, kol kas apeisim čia, pažiūrėsim, kaip atrodo viskas. Baidarys apačioj. O, nu, čia dar vėjuks, bet čia matai tako eini, tai ne tai baisi. Nu. Einam. Čia aukštokai. Vėjukas šiandien pučia toks įdomus. Spynų. Atleiskit, jeigu vėjas bus, nes labai pučia. Va. Zarasai. Jau, ten kažkas toli. Gal, nagi, einu pažiūrėsim, gal pritrauks. Pažiūrim, nagi. O ten va toli yra visokių įdomybių.
Geros lieptas Zarasuose. Jeigu apsisuksim taip ir... Oi, saulėlė šviečia, bet vat ratas. Žodžiu, šičia pabūsim truputį ir važiuosim link Sartų. Apžiūrėsim bokštą Sartų ir važiuosim į stovyklavietę jau turbūt šiandien. Užteks, nuvažiuosim apie 300 km. Tai šiandien ten sustojom. Nuotaikos kaip ir tokios neblogos, jau neblogos į vakarą. Matysim kaip toliau viskas. Čia viskas gerai. Nu, Sartai, pažiūrėsim. Tai labą dieną. Sveiki. Atvykom link Sartų ežerų apžvalgos bokšto. Mums dar nueiti iki jojo miškelio apie 400 metrų gal rašė ten. Tai dabar pasivaiščiodami savo išpolietų tirlę-pirlę. Pažiūrės, aš jį ten nelipsiu, bet Hebra sakė, užlips, pažiūrės, gal pafilmuos, nes man ten jau per baisus. Tai vėjas jau nurimęs, galėtum ir užlipti. Vėjas nurimęs. Nu, bet pažiūrėk, medžių viršūnėse dar vėjo yra. O jis tą tel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 
Tai va, nu gerai, paskui pažiūrėsim, čia už 400 metrų ką pamatysim. Nu va, prie to legendinių bokštai, kurie aš tikrai nelipsiu. Nau. A este toks ant vieno vamzdžio, štyris. Kažkaip apžvalgos bokštas, bet aš į jį tikrai lip nenoriu. Nu, hebra gal užlips, pafilmuos kažką, bet aš tai tikrai ten jau tikrai ropštis nežadu. Nope. Ja. Kelkit į viršų. Ką? Čia ir šiukšlinė yra. Šiukšlinė yra, ten ją privemta, ne? Nu, padurkluos ir grįšim. Jo. Kai gražiai vaizdas matos. Nu ir gerai, aš čia man ir taip gerai vaizdas matos. O, akmenynai. Čia tuo akmenėliu, jeigu eisi, tai prieisi ir į vidurį eisi, nes jis ratu gražiai eina. Žinau, tepinti širdis. Nu ir viskas. Sėkmės darbuosim te viršui. Liepė pafilmuot. Sakė, atvažiavom į kempingą, ten gale stovimo aikštelės, Gediminai nosį pakrapštysim. Ten, žodžiu, palapinės, už nugaros ežeras, bet dabar jaučiu bus lyja. Man virš galvos laukiam, kol nustos lyt
Ir tada bandysim statytis palapinės. Ten už nugaros ežeras, bet jis dabar labai saulė tokia šviečia. Nuostabioj vietoj šiąnakt miegos. Jo, labai Ir nuostabiai. ramioj. Ramioj, nuostabioj vietoj. Galimai išsimiegausim normaliai. Tikrai Ai. išsimiegus. O ten tualetai, dušai, viskas yra, žodžiu. Tai su Nuostabu. žmogui, palapiniai ir viskas, tai 8 eurai. Tai kaip už 8 eurus, tai skaityčiau labai pigus viešbutis. Pamiršau paminėti, kad čia Bradesių stovyklavietė, tai prie Sartų ežero. Apžiūrėjom bokštą, tai čia nuo bokšto 5 km atgal pavažiavom. Tai Bradesių stovyklavietė, rekomenduoju. Undinėliais davė. Na, atsiprašau, undinukai. Undinukai. 2 undinukai. Mėgaujasi. Palauk, čia tas Sartų ežeras. Oi, kaip gražu, kaip faina, kaip miela O ten vat stovi jau mūsų palapinės. O čia mūsų undinukai plaukia. Nu va, vakaras. Paskutinis dienos video. Sustojom kempinge. Kaip ir pasakojau, kempingas labai fainas. Kol kas viskas čiki-brikiai, viską pasistatėm, viskas kol kas liuks. Yra žmonių, va. Kai sako, damušinėjom vakarą. Pravažiavom apie 300 km ir šį beitą pamatėm, va taip galima sakyti. Tai va, rytoj laukia kita diena, galbūt atsidursim ir Šventojų, arba Klaipėdų, arba Palangoj, arba kažkur kempinge aplinkui prie jūros. Tai turbūt tiek. Žodžiu, susimatysim rytoj iš ryto, pažiūrėsim kaip išmiegom. Nusipirkau naują čiužinį už 8 eurus, išbandysim. Cheers.